Hello, respected audience. Kuro nemoku šnekėti. Žodžiu, esam pas Roką, nes mes daugiau niekur negalim būti, nes Volvo yra pas Roką. Tai turim a lot of goodies. Biški unboxingas dačikų. Biški galit matyti, kad gal skirsis kokybė, gal net nepajausit, nes atsivežiau kamerą va. Ir sako, no SD card. Nu, tai su telefonu filmuosim. Žodžiu, tai jeigu kam nors reikia, yra komutatorius Volvo, igniteris, throttle position sensor, atliekami, jeigu dar kam reikia, galit nupirkti. O čia ką Rokai turim, papasakok. Čia turim visą naują aprengimą tavo motoro, kad jisai veiktų. Tai čia yra daug Bošo dėžučių visų pirma, tai galim pamatyti, o tai reiškia, kad čia yra geri žaislai. Turim naujas bobinas. Žinoma, bobinas atrodo neskirtas Volvo motorai, nes, kur tu įkiši tokį daiktą, kai va tavo arbakis po šitą. Taip, Rokai, kas čia per sumanimas? Žodžiu, šitas yra P65 bobinas, šiaip geras daiktas. Vienas iš priežasčių, kodėl mes jas pasiėmėm, dėl to, kad jos yra sąlyginai nebrangios pagal tai, ką galima gauti iš galios ir skierkos. Antras dalykas, mes galim jas nusiimti ir prisijungti žvaklaidį ir pasistatyti keletą bobinų va šitaip tiesiog. Ir Volvo motoras pas Baudžiūnę galės turėti pilną sekvenciką, 4 atskiras bobinas, kiekvienam cilindrui asmeniškai. Ir jeigu Baudžiūnės nuspręs sudeginti vieną bobiną, tai jam reikės nekeisti ne visas iš karto, o jis galės po vieną nusipirkti. Va, kas kam neaišku. Toliau, ką mes čia turime iš žaislų. Tai turime seną TPS-ą, turime naują TPS-ą. Biški montavimo klausimų jie skiriasi, bet esminis dalykas, kad užsimaunant tašelės jisai idealiai. Ir mes dar turime puikiai vietos adapterį pasistatyti. Oi, tai čia. Taip, tai vat yra pasakėlė čia, tai... Bus projektuosime adapterį, atsispausdinsime 3D printeriu. O tu mokėsi čia tai padaryti? Viską pamatysi. Tu čia tiek daug sugebėjimų turi gerų. Sakant, baigiau 12 klasių kažkaip, tai gal dar yra tų smegenų pas mane. Tai jo. Aš irgi baigiau. Tai vat, bus pritaikytas adapteris TPS-ui. Taip pat mums reikės adapterį alkūninio davikliui padėties. Čia yra TFSI motoro alkūninio padėties daviklis. Baudžiūnė turi seną? Jo, mašinai tu atneši. Gerai, tai galim parodyti, palyginti. Žodžiu, vienas statysis į priekį mašinos, statysis daugmaž šičia, kad stebėtumėm kaip vėlianėlio padėties sensorių. Jo, tai šitą matėt praeitam video, jau Rokas sumažino. O antras statysis į galą, bet kadangi jisai nėra pilnai idealus, mums reikia atgaudyti poziciją, nes kaip matome, jis nenori pilnai sulysti, bet jisai šiaip yra labai arti originalios padėties, kas mums turėtų palengvinti visus reikalus. O tai jisai ilgesnis gaunas, man atrodo? Jis yra ir ilgesnis, bet ir šita dalis yra storesnė negu tavo sensoriaus, dėl ko jisai negali sulysti. Arba gali būti reikės to kranšteino skylę didinti, kad jisai praleistų, jeigu mums trūks ploto, bet aš manau, kad pakaks pastatyti speiseriuką. Ir jisai originalią vietą pasistatys ir atitinkamai atsigaudysim atstumus. Ant fukso pataikiai? Na, tai aš žiūrėjau pagal tipažą, man reikėjo, kad būtų 3 pinų daviklis ir kad būtų fiškė plius minus vertikaliai. Jo. Ir tiesiog sėdėjau pro katalogus rolinau, kaipgi ne Volkswagenas ir Boschas. Pats geriausi draugai. Tai va, čia matome yra originalus, gal ant stalo, žinau. Kas likė iš originalaus alkūnio daviklio Volvo, nes dar čia turėtų metras laidai. Jo. Tai va, turime montavimo plokštumą, kur prisisuka prie kronšteino ir daugmaž tiek jisai išlenda iki pat alkūnio. Čia matome, kad šitas atstumas yra žymiai didesnis, bet jeigu tai lyginame, grubiai, idealiai. Jis yra beveik idealiai, kad ta pastorėjusi dalis yra už plokštumos, kas visą tą dalis sudilptų į speiseriuką ir mes galime statyti praktiškai balton, nes atstumai tarp šitų skylių ir tarp šitų yra vos neidentiški. Ta prasme. Čia yra geriausias įmanomas variantas, kas galėjo būti. Čia netyčia pataikyt taip, tai čia yra
Rokas kažkokią dalį savo geros karmos išnaudoja, va šitam pataikymui. Va dėl to mano Volvo dabar nebesikūrė, nes tau taip gerai pasisekė su sensoriais, kad mano Volvo dabar turi nebesikurti. Pavydinai, kad gauna, kad daug naujų Bosch dėžučių. Tai va, tęsim toliau kitus daviklius. Turime naują detonacinį, senas atrodo identiškai, čia nieko daugiau nepribursi. Tiesiog naujas partnumberis, geresnė elektronika. Ir vienas iš svarbiausių tikriausiai naujų daviklių, tai yra dvigubas temperatūros ir slėgio daviklis. Jisai statysis į tepimo sistemą. Jisai statysis vietoj tepalo slėgio lemputės jungiklio. Dėl to yra šitas adapteriukas, kad jisai originalų slėgį prisistumtų. Adapteriukas iš kur? Adapteriukas yra iš pačios rimčiausios vietos, vadinamos AliExpress. AliExpress Motosport. Taip, nes realiai čia nieko kažko gudraus nereikia. Jeigu galima palaukti, galima užsisakyti, nes čia yra vidinis sriegis pagal tai, koks sensorius, ir išorinis sriegis pagal tai, koks yra sriegis blokė originalus sensorius. Čia baudžiau, nes tai pamiršai, reikės įstatyti vieną varinę šaibutę. Jo, aš tik tai užsukau, žinai, kad būtų vienoje vietoje. Jo, tai varinė šaibutė, čia irgi, čia varinė šaibutė netilpus, bet čia galima blogiausiu atveju arba su teflonu, arba hermetiku statyti. Jo, ir matysime temperatūrą ir slėgį tepalo variklyje, ką galės tada motoras jungti atitinkamas apsaugas, kad, jeigu blogai, gesina motorą ir saugome mes indėlius. Tai šitas tepalo dačikas yra brangiausias, jaučiu, iš dačikų. Lambda nebent dar gali būti. Ai, Lambda bus, ne, Lambda gavo 7,5, man atrodo. Jo, tai... O šitas aš mokėjau 8,6 gal eurus. Žodžiu, brangiausia. Toliau. Turime dar vieną slėginį daviklį. Čia tik slėgio. Jisai eis ant kuro reilo. Matuoti kokį mes. Kad matyti kuro slėgį irgi. Jeigu matom, kad grybauja pompos arba reguliatoriai, gesina motorą, saugome indėlius. Čia irgi ta faseino detalė. Čia nuo direktinės prieš aukšto slėgio pompą stovi. Žodžiu, viskas yra OEM vago detaliam, vagas, kad ir kaip keisti, yra geriausias draugas šiuo momentu. Ir galutinai du tokie paprasti, bet svarbus davikliai. Tai naujas puršinimo temperatūros daviklis. Volvo originalus netinka dėl dviejų dalykų. Tai vienas, mes neturim kalibracinės lentelės. Antra, Volvo aušinimo daviklis yra du davikliai viename, kurie bendrą žemę pasiema nuo bloko, kas mums netinka. Tai žymiai paprasčiau ir viskas geriau veiks, kai yra tiesiog paprastas daviklis, kur vienas yra signalinis, kitas yra signalas žemė ir viską valdo kompas ir viskas nueina į kompą. Blokas šitoje vietoje nebefigūruoja tik tam, kad sriegis būtų toks, koks turi būti, bet sriegis standartas. Ir taip pat bus oro temperatūros daviklis, jis eis prie indikoliko. Šitas man dabar labai įdomu. Taip, tai va, jis atrodo šitai. Čia yra termoelementas, jis yra ilgesnis, kad išliktų kuo arčiau vidurio ar kuo giliau į patį vamzdį. Ir jisai matuos įeinančio į koliką oro temperatūrą. Eis po interkulerio, eis po turbako, žodžiu ten, kur jau arčiausiai cilindrų, kur gali būti. Tai vat, yra keletą iš tiesiog skirtingų variacijų, kokias jie galima veikti. Jos visos veikia, jos tiesiog skirtingai montuojas ir būna skirtingo ilgio. Viskas, visi šitų variantų tiks. Ir galutinės, bet čia jau turbūt neįdomiausias, labiausiai visų žinomas, tai yra widebandinė lenda. Kuo šita lenda ypatinga? Realiai nieko, tiesiog Bosch'o 4.2 LSU vadinamoji wideband lenda, statysis už turbako ir matysime mišinį, galės visi gražiai mepytis. Tai va, visas aprengimas atrodo taip. Brūkštukai lieka seni. Jo, kur aš vakar dar turėjom pokalbį su Raimiu, bet visą laiką su juo šneki ir visą laiką gaunas, kad pergalvoju dalykus, gal kitaip daryti, nes pagal Raimį šitų purkštukų dugnas turėtų būti apie 203 arklio, kas yra kaip ir mažok. Nes aš norėčiau idealių variantų padaryti 2 PM arklio, kas būtų 107 kW, kas būtų gyva plyta. Man būtų toks, žinai, atskaitos taškas, kad visiems gali pasakyti, kiek powerė gyva plyta. Bet numatysim realybėj, kiek jais. Dabar, aišku, tikrai kitų nepirksiu, neieškosiu.
Nes kainuoja pinigus, va vien visą šitą, ką tik jums parodėm, kainavo babčių. Ir, blet, palauk, nufilmuosiu, kaip čia gražiai. Orelis tai yra. Tai va, dabar vyks projektavimas, tai Rokas pasimatuoja su slankmačiu. Jo, mes... Įsimeta į programytę. Šiuo atveju, kadangi viskas yra labai straightforward, tai man čia 2D galima viską projektuoti. Ir toliau... Tai iš esmės dabar čia dar porą minučių suprojektuot, apie 20 minučių atprintint. Nu, čia tokie grubus. Nu, grubiai. Prototipiniam variantui išsiaiškinti, kai viskas eina, realiai jo, čia pusvalandukas ir turėsime mes pirmą versiją. Bet va čia tai yra technologies, ta prasme, kiek patogu. Wow. Nu, Rokai, ką mes čia pribūrėm? Tai jo, tai vat turime mes naują daviklį su adapteriuku. Adapteris tai yra labai paprastas, aš tiesiog nuėmiau gumytę, kadangi jinai nebereikalinga. Ir čia yra 2 skylės. 2D tokia visiškai detalė, čia jeigu norima galima pasigaminti iš belia kokios medžiagos, svarbu, kad storį pakaktų. Storis yra 1 cm ir sensorius įsimontuoja ir gaunasi, kad skylė yra bolt-on ir visi atstumai praktiškai sutampa. Mes turime labai panašų, čia yra gal milimetro dalimis ar iki milimetro skirtumas tarp smagračio ir daviklio ir jo. Tas tikrins, kad jisai viską matys normaliai, bet jisai nieko nekabins. Ir kadangi nėra idealiai vienodas tarpas tarp pačio sensoriaus ir skylės, tai tas mums padeda kompensuoti tiesiog iš diametro. Kadangi pats daviklis yra trumpesnis, mes galime jį pasumti ne visiškai ant centro skylės, jis tiek viską gaudys ir tai supaprastina patį projektavimo detalės. Žodžiu, vago daviklis į Volvo praktiškai bolt-on. Iškai yra laisvumo dar, bet ne problema. Taip, bet nepriveržiai dar? Nepriveržiau. Tai žodžiu, iš pirmo teiko veikia. Nu, jo. Panašu, kad čia žinai. Tikrai veiks. Čia, žinau, dabar yra prototipinė versija. Atgaudyti atstumus ir pozicijas, bus po to perdaromas jisai iš normalesnio plastiko. Bet... O koks yra normalesnis ir koks dabar? Dabar yra ASA. ASA, aš tiesiog turiu vietoj baimės printerį, tai galėjau paspausdinti mažą detalę. Šį prototipavimą PETG naudoju, nes pigu ir veikia. O darysim iš PACF. Tai nailonas sutvirtintas anglies pluošto. O, tai čia. Jis tiesiog, kadangi jisai turi tiesioginį kontaktą su metalu ir su bloku, tai reikia kažkokias laikytų daug temperatūros ir kadangi čia yra redblokas, reikia kažkokias bent truputį būtų atsparus tepalams ir įvairiems skysčiams. Tai čia iš plastikukas naudoja FDM technologija, yra šiuo metu vienas geriausių pasirinkimų, kad dar nėra sudėtinga palyginus spausdinti. Ok. Aš tuo tarpu nusiėmiau įsiurbimo šlangą į turbą, persukinėjau turbaką, nes noriu pamastyti, kaip čia padaryti, žodžiu, kad kad šlanga eitų, dabar eidavo čia per viršų, toksai bybis didelis ir ten matos kapotą man droždavo netgi. Tai aš norėčiau, kad eitų tiesiai per apačią. Kažkada anksčiau juos subandęs, man nesigavo ir tada nebedariau, tai dabar darau vėl. Matysim, kaip dabar bus. Aš čia su tokia mintim, kad dabar paprotingėjau ir dabar jau čia gausis. Taip. Tai va, tęsiant elektronikos modernizavimą, mes išsisukom su baudžiūniu. Čia yra originalus tepalo slėgio lemputės jungiklis. Jis ten veikia ant labai mažų slėgių ir tiesiog to praneša, ar tavo moteros pilnai dar neužkalė. Ant pusės baro jisai. Ant pusės baro, tai neužkalė. Kas yra šiaip žiauriai žemas slėgis. Tai vietoj jo statysis čia jau su adapteriu, paruoštas. O fokusiukas, viskas tvarkoja. Turime Bosch'o, motorsportinį.
daviklį. Jis matuoja temperatūrą ir slėgį viename daviklį, sak išeina 2 pinai ir jisai statysis į originalią skylę, čia tiesiai po koliku. Realiai jis čia ir įsisuka gražiai. Aišku, čia neįs prifilmuoti. Aišku, neįs prifilmuoti, bet ir man eina dabar įsukt, bet jo. Žaidimas... Pašvies biškį tą skylę. Nu, jeigu matot skylę. Tuščia skylė. Tai vat, čia visai viską matys ir stebės. Žaidimas bus pravesti laidus, kadangi visas likus laidynas eina anoj pusėje variklio, o po koliku vesti vieną laidą ir dar tokio svarbaus sensoriaus nesinori, jisai turės eiti kaip originalus per apačią iki sensoriaus. Tai čia bus žaidimas padaryti jam gerą šarmą, apsaugą, kad jisai nenusidroštų. Ir kai baudžiūniai pasibaigs tepalai, nes eilinį kartą neužveržė tepalo filtro, sensorius matys ir kompas apsaugos variklį, kad nereikėtų antros hado reklamos daryti miške. Va taip vyksta tokios lengvos patyčios, bet nu ką dabar? Taip. Tęsiant modernizaciją, turėjome prisitaikyti ir TPS. Tai va, turime mes senai naują Volvo TPS, jis yra mažesnis negu senas ir padarytas irgi prototipas adapteriuko. Čia šiek tiek sudėtingiau negu buvo su alkūnės sensoriu, kadangi, kaip matot, skylės nesutampa į vieną eilę, reikia atgaudyti kampą. Vienas dalykas, kampą nereikia baisiai tiksliai pataikyti, kadangi yra tam tikras laisvumas, sensorius turi daugiau eigos negu sklendė, tai galima jį plius minus atgaudyti. Ir kai jisai užsistato, jisai pasistato į tokią vietą originalaus ir viskas puikiai susives. Detalė irgi vis dar prototipinė, vėliau perspausdinsim iš normalesnio plastiko, bet kai reikia greit pasidaryti, tai darom už to, ką turi. Ir jeigu dar kyla klausimas, ar modifikuojant automobilius visą tai yra normalu. Ne, tai yra absoliučiai nenormalu. Čia yra Volvo nuansai, kur naudoja 70 elektroniką ir viską reikia perdaryti naujais dalykais, o adekvataus aftermarket arba baltonti sprendimų praktiškai nėra. Tai ant 3 litrės plytos nereikėtų? Ant 3 litrės plytos egzistuoja plug and play sprendimai, kad ant originalaus laidyno pasisajungti programuojamą kompą. Ok. Ne, Volvo irgi egzistuoja teoriškai. Teoriškai egzistuoja, bet realiai tada pasilieka mono įpurškimas, viena bobina. Yra modernizavimas iš to, kad programuojamas kompas, bet labai prarandami visi kiti pliusai, kurie atsiranda perdarant visą likusį. Tai čia kaip ir sakei praeitam, kad jeigu jau tiek sumoki už kompą, kam nedadaryti iki galo? Taip. Jeigu jau darom, tai darom iki galo. Paverkiam žiūrėdami į tuščias kišenės, bet užtat po to Volvo nebegenda.